Sveiki visiems! Mano vardas yra Alex Prokofiev, esu iš Latvijos ir esu Baltic Family Capital įkūrėjas. Mūsų verslo modelis yra labai paprastas. Mes įsigijame kokybiškas įmonės, kurios sugeneruoja nuo 500 tūkstančių iki 5 milijonų eurų EBITDA. Mes niekada neparduosime savo įmonių. Šioje prezentacijoje aptarsiu 3 temas. Pirma, kodėl pasaulyje reikia Baltic Family Capital. Antra, kokio tipo įmonės mus labiausiai domina. Trečia, kodėl su mumis kalbėtis. Esame nauji Lietuvos rinkoje, bet mes ne naujokai. Aš ir mano įkūrėjai turime daugiau nei 30 metų investavimo patirties. Mes į Lietuvos rinką pristatome verslo modelį, kuris puikiai veikia Skandinavijos šalyse. Mūsų investuotojų bazė sudaro vien tik verslininkai, dauguma iš Baltijos regiono. Taip padaryta apgalvotai, nes ieškome partnerių, kurie dalintųsi mūsų vertybėmis, skaidrumu ir ilgalaikiu požiūriu. Dabar pakalbėkime apie įmonių tipus, kurie mus domina. Mums patinka 3 pramonės šakos. Pirma, gamyba. Antra, specializuotas platinimas. Trečia, verslo paslaugos. Kuo unikalesnė ir kuo rinka svarbesnė įmonė, tuo geriau. Finansiniai rodikliai. Jei žinote įmonių, kurių EBITDA siekia nuo 500 tūkstančių iki 5 milijonų eurų, neturinčio daug ilgalaikio turto, prašau kuo skubiau susisiekti. Dabar pakalbėkime apie priežastis, kodėl verta parduoti verslą Baltic Family Capital. Pirma, mes mokame rinkos kainas. Antra, esame profesionalai. Trečia, mes nevykdome mikrovaldymų. Ir galiausia, mes mąstome į augimą. Jei savininkas nori likti įmonėje ir skatinti augimą per įsigijimus, mes mielai jam padėsime. Santrauka. Mes esame Baltijos regiono investicinė įmonė, ieškanti stabilų įmonį nuo 500 tūkstančių iki 5 milijonų eurų EBITDA. Todėl, jei esi verslo savininkas, mes jums suteikame galimybę parduoti savo akcijas arba kapitalo ekspansijai kaip mažoritarinis akcininkas. Kitu atveju, jei esate buhalteris arba teisininkas, mes siūlom komisinius iki 50 tūkstančių eurų už mūsų kriterijus atitinkančių verslo pristatymą mums. Dėkuoju, kad žiūrėjote šį video. Štai mano kontaktiniai duomenys. Geros dienos!